Šiuo metu, kaip ir minėta anksčiau, yra ištrauktas šarvuotis ir dabar vyksta visi veiksmai, kurie turėjo būti po to. Tai yra tyrėjai dirba prie šarvuočio. Taip, operacija truko net šiek tiek ilgiau, kadangi svoris yra labai didelis ir dvi technikos priemonės ištraukti negalėjo, buvo pasitelktos papildomas dvi kitos technikos priemonės ir tuomet jau buvo ištraukta. Šiuo metu įvykio vietoje dirba Lietuvos kariuomenės karo policija ir JAV tyrėjai, tai daugiau informacijos apie šiuo metu esančią situaciją teikti negalime, bet aš manau, kad mes visi su labai dideliu palengvėjimu atsidūsome, kad tas pats sunkiausias darbas yra įveiktas.